Labas rytas, štai pradedu filmuotis iš tokios keistos vietos, bet esu automobilėje, labai šviečia saulė. Šiandien yra mano gimtadienio diena, kai visuomet skubu kažką pasiimti, kažkur kažkaip dabar važiuoju į darbą. Norėjau nusifilmuoti iš savo telefoną, bet pasirodo jau sėda akumuliatorius, nes sveikinimai plūsta tiesiog iš pat ryto, na ir dabar skubu į darbą. Šiandien planas toks, kad darbe aš gaminsiu punšą. Ir su kolegomis šiek tiek pagurkšnosime tą punšą, po to gal valgysime tortą. Šiemet nieko grandiozinio nerašiu, neplanuoju, dėl ko, dėl to, kad pernai metais mano buvo jubiliejus, kaip žinote, ir rašiau didžiulę šventę ir man tų pasiruošimų, kaip vestuvėms kokiems užteko, žinokite, pilnai ilgam. Ir šiais metais nieko ypatingo nenoriu, tiesiog restorane, sueis mano draugės geriausios ir mes tiesiog simboliškai paminėsime mano šventę. Aš tikiuosi, kad simboliškai, nes dažnai tai būna, kad ale simboliškai ir po to nebe. Na ir vakar jau mane viena draugė nustebino. Padarė man tokį patį dalyką, kurį aš jai padariau, tik aš jai padariau 7 ryto, o ji man štai 10 vakaro atvažiavo į mano kiemą, paleido vieną tokią mums gerai žinomą dainą ant viso garso, na ir žodžiu, aš jau guliu lovoj maždaug, ruošiuosi rytojui, tai yra šiandienai, nes anksti keltis man reikės ir štai girdžiu dunda per visą kiemą muziką. Eina sau, žinokit. Na ir aš iš karto prie lango supratau, kad čia pas mane. Greitai šokau į pirmą pasitaikiusią suknelę, į pirmus pasitaikiusius batus, dabar labai staigiai suksiu, taip biškai palaukiant. Opa, pavyko man čia įsukti, nes tokia didelė mašina tai netaip lengva jau čia sukinėtis ir dar, žodžiu, kalbėti. Tai va, tai ir draugė atvažiavo su gėlėm, su dovana, sako, čia dar ne visas dovanas, aš sakau, wow, čia palauk, čia. Gavau tokį gražų kaklo papuošalą, gėlių gavau, tokį mielą atviruką. Na ir dabar šiandien važiuoju į darbą, jau turiu rankinukę atviruką irgi nusteisės, nežinau kas ten viduje, bet parašyta ant voko, kad skaityti galiu tik savo gimtadienio dieną. Tai va, tai štai ką aš ir darysiu, dabar filmuoju su kitu darbiniu telefonu, tai kokybė gali būti nelabai gera, bet atleiskite man, štai tai prasideda mano diena. Nežinau, ar dienos bėgi, nepamiršiu jums ką nors nufilmuoti, nes viskas juda tokiu šelmišku greičiu, bet štai yra, atėjo mano gimtadienio diena, aš pasinau metais, oh my god. Važiuoju iš darbo. Kas man nutiko, netikėtinas dalykas, nerealūs kamščiai yra. Gal galit matyti, tikiuosi, kad matėt. Žodžiu, diena buvo tokia, kad, žinoma, aš neturėjau kada prisėsti ir pasifilmuoti. Galų gale neėjau niekur pietų pertraukos, štai važiuoju namo, kaip matote, jau su gėlėmis. Na ir siurprizą buvo neįtikėtina. Tikriausiai matėt iš nuotraukų, kad atėjau į darbą, visas mano darbo stalas buvo išpuoštas girliandomis, buvo balionai, buvo tiesiog ten vaisiai ir dovanos papildomas, žodžiu, ir po to dar gavau gėlių ir dovanų ir, žodžiu, visa diena tokia linksma. Vos spėjau atsakinėti į žinutes, nespėjau ten reaguoti jau Instagramo ir Facebooko, visiškai nespėjau nieko, nes sveikinimų yra tiek daug, kad, tiesiog tiek nesitikėjau. Labai jums dėkoju. Dabar prasibrausiu kaip nors pro tos kamščius, jau, nežinau, kaip man čia seksis, labai jau čia. Man 7 vakaro jau mano šventė restorane, o dabar pusė jau 6, o aš dar iki namų toli gražu nenuvažiavus ir neaišku, kada nuvažiuosiu. Ir man reikia staigiai susiruošti vyrą, vaiką ir bėgti, lėkti, nes ten reikia užsakyti papildomai užkandžių kažko.
Na, tikiuosi, iš ten galėsiu jums bent ką pafilmuoti, jeigu išeis, jeigu žmonės pafilmuos. Šiaip realiai šiais metais, ką aš jums galiu pasakyti, aš labai nelaukiau gimtadienį. Nežinau, kaip nieko, tiesiog, na gal ir amžius tas toks, nors negalima apie amžių tikriausiai kalbėti neigiamai, ne? Kiek yra tų metų, tiek gerai, stengiuosi vis tiek nesenti ir panašiai, na galbūt kažkam jau esu sena tarka, bet kaip sakoma, širdį mes visuomet esame jaunus. Aš tai tikiuosi, kad nepasensiu, vis tiek nesu tokia niurzga ir negalėčiau tikriausiai būti. Dažnai kažkaip pasijaučiu per gimtadienį kažkaip keistai, nes man atrodo, kad aš gimiau visai ne ten, kur turėčiau gimti. Turėčiau gimti, kur kokie nors, pavyzdžiui, patenkinti ispanai vaikšto kiekvieną dieną šypsosi ir aš tai labai gerai pritapčiau. Tik aišku, nesu savo plaukų spalva tikriausiai. Tai va, štai tokios mano mintis. Na, kas stengsiuosi, reikia kažkokių pažadų sugalvoti tikriausiai kitiems metams. Tai yra tiems metams jau nuo iki sekančio gimtadienio. Koks mano pažadas būtų? Na, kaip ir viską turiu, ką noriu, labai norėčiau pradėti daugiau sportuoti, nes vis tiek su amžiumi tas organizmas, kūnas keičiasi, ko man labai reikėtų kažkaip atrasti laiko sportui. Tai va, mano toks bus pažadas, kad daugiau sportuosiu per tuos metus. Na ir tiek galbūt, žiūrėsime, kaip viskas vyks. Tai ką, štai ir praėjo mano gimtadienis, sulaukiau iš jūsų begalės sveikinimų. Tikrai esu labai dėkinga už visus juos, tiek Instagrame, tiek Facebook'e, visur mane sveikinat. Ir asmeniniam žinutėm ir vyriai, kaip gal nespėjau visom padėkoti. Dėkoju jums už tai. Na, mano vakar diena buvo tiesiog įspūdinga. Siurprizai liejasi tiesiog nuo pat ryto. Pradedant tai, kaip matėte, atėjau į darbą, stalas išpuoštas, balionai, vaisiai, dovanų, na, tiesiog neapsakomai. Mane labai pradžiugino tokios smulkmenos. Nesvarbu, kad tai yra balionai, kad tai kažkas tokio, bet, na, man patinka ir smulkmenos. Vėliau sekė mano tokia mini kukli šventė restorane, kur susirinko artimiausias draugas. Na ir po to buvo staigmena limuzinas, su kurio galėjome pasivažinėti po Vilnių. Važiavome prie katedros, tiesiog norų lentutę aplankėm ar plytelę. Na ir, žodžiu, įspūdžių be galo daug, kaip šiemet nesiruošiau švęsti, taip gavosi, kad švenčiau. Taigi labai daug kas iš jūsų prašė dovanų video, tad jungiu prie šio, sakykime, vlogo, prie šios dienos su manim dovanų išpakavimą. Štai dar gėlės, kurios dar laikosi, kurios jau baigia nuvysti, nesvarbu, čia susikroviau ir dovanytės, kiek jos tilpo. Ir bandysiu jums tiesiog nupasakoti. Kągi gavau? Na, pradėsime nuo to, kad gavau štai tokį kaklo papuošalą. Štai taip jis atrodo, jis yra be galo prabangus, be galo puošnus, kaip matote, štai taip atrodo. Na, čia tiesiog jau tokioms, kaip sakau, išskirtinėms progoms, tikrai ne kasdienai. Štai toks papuošaliukas. Vėliau prie jo dar štai tokia dėlinukė, pademonstruoju iš arčiau, kaip atrodo. Štai toks dalykas, taip atsidaro kažkaip, viduj yra rankenėlė, mačiau. Tiesiog pagreitom, žinokit, nespėjau dar išpakuoti visų dovanų, kai kurios dar supakuotas yra, bet labai skubu jums padaryti šį video, nes po to išvažiuoju biškį užsienį, tai neturėsiu kada. Tai jo. Toliau kas seka, net nežinau, nuo ko pradėti, gal žvakės, pavyzdžiui, įvairios tokios kvapnios, štai tokia, po to štai tokia ir dar kitokia. Na, žodžiu, tų žvakyčių yra nemažai, dar kažkur stovi tokie panašiai į šitą, tik kitos spalvos. Man tai yra super idealios dovanos, kadangi aš dievinu žvakes. Jūs žinote, aš deginu netgi vasarą, jeigu nėra super karštas dienas, tai aš tiesiog prieš miegą mėgstu deginti žvakes.
leiskite šiandien už mano išvaizdą, bet kaip sakau, vakar šventėm iki varčių, po to reikėjo eiti į darbą ir dabar skubėjau tiesiog susukti širdį, nežinau, kad jeigu ne dabar, tai never. Tai tiesiog jau damušėt mane su tuo tiesiog kada. Atvirukų gavau labai daug, tai vienas iš jų štai toks gražus, jau moteris, mano brangiausios draugės žino, ko man reikia, kas man tinka. Nu tai va, tai štai tokios tematikos ir atvirukai. Po to super reikalingas daiktas, man atsiprašau, kad pasirinkiau, selfie stickas. Čia toks pultelis, Bluetooth pagrindu veikia, jau išbandytas ne kartą, jau numylėtas ir štai toks dalykėlis. Po to telefoną Samsung Galaxy S6, oi, jau iškrenta dėžutė, su juo va šiandien ir filmuoju, bandau kokybę, pasakykite man, kokia yra kokybė. Na, jau šviesa tokia vakarėjanti yra, taip kad gali būti prasčiau, bet duokit žinią, kaip atrodo. Tai va telefonas, po to jau neturiu kur dėti. Dėsiu ant kelių galbūt, jeigu išeis man. O gal ir nedėsiu ant kelių, slėpsiu kažkur ten už gėlių. Toliau, rinkinys, dovanų rinkinys, masažai ir spa. Čia yra, galioja 12 mėnesių, na ir žodžiu, čia galima išsirinkti vieną labiausiai patikusi pasiūlymą ir po to, žodžiu, pramogauti. Tai visa tai, kas yra reikalingiausia man. Pramogos, poilsis nuo darbo, super reikalingas dalykas. Toliau judame. Tai čia gavau kažką, matau, man atrodo, kažkokį šokoladą. Na, galbūt prie jūs išpakuosiu, jeigu nepyksite, paimsiu žirklutės, nes aš matau, kad čia kažkas išsiliejo. Ir aš nežinau kas, ir man labai gaila. Nepykit, biškį šukštensiu ir nieko iš video, žinokit, nekarpysiu, nes aš neturiu sodė laiko. Šiuo metu, na, tiesiog taip gyvenime aplinkybės susiklosti, kad, na, esu super busy. Šiuo metu vasara, daug darbo ir kelionės įvairios. Taip, štai, čia yra ekologiškas levandų vanduo. Štai, žiūrėkit, biškį įsiliejo. Na, gal nieko tokio. Čia jis kažkaip ne iki galo neužsuktas buvo, matomai. Bet tai kaip kvepia. Tokia žinia, čia parašyta, ką su juo daryti. Tamponėlį tepti nuvalytą veidą arba tiesiog purkšti ant odos. Leisti susigerti. Štai toks. O čia tiesiog baltas šokoladas. Jėzau, kaip skaniai atrodo. Pažiūrėkit, aš jau noriu vis valgyti, bet tiek jau privalgiau, dietų reikia man laikytis dabar. Kur nors padėsiu, kad neišbėgtų tas skystinėlis. Aš tai ką nors išgriausiu tikrai. Tai va, pastačiau. Ir toliau, judame toliau. Didesnės dovanėlės iš Douglas LT. Štai toks nuostabus grožis. Jau buvau įdėjusi savo paskyras, kaip matėte. Ir kasgi yra čia, Tai yra tokie dėžutė, kurios viduje yra štai tokie daikčiukai. Čia yra šampūnas, kondicionierius ir dar štai čia aliejūkas. Taip, oil. Žodžiu, išbandysiu, duosiu jums žinią, kiek žinau, ši linija yra ypatingai prabangi ir tiesiog drėkina, švelniai valo, nepažįstamos plaukos odelės, atkuria plaukų elastingumą, vibraciją, pristato plaukų senėjimo procesą, apsaugo, pamaitina, tinka chemiškai paveiktiems plaukams, reiškia mano, kaip dažyti. Tai va, tai super toks dovaniukas. Dabar pasilenksiu, nes norėsiu pasiimti tokią didesnę dovaną. Sunkiai. Opa! Štai čia. Taip. Kaip jums ją išimti, aš nežinau, bet aš labai noriu. Va. Štai toks grožis, be galo sunkus. Bet man labai patinka tai, nes ant stalo padėjus, pastačius, bet kokį patiekalą jame susitaupo daug vietos, nes, kaip matote, tai yra toks aukštesnis šis indas. Aš jį dėčiau bet ką, vaisius, gal kažkiek, pavyzdžiui, gal ir mišrainę, nesvarbu salotas, na, tiesiog toks įdomesnis indas man labai patinka. Be galo sunkus, bet man be galo super gražus, elegantiškas ir tikrai toks jau pagal mane, pagal mano skonį. Bet norėčiau įdėti atgal, tai žodžiu be galo sunkus.
dovaniukas. Dar pamiršau, kad neišpakuotas stovi lygtais šampanas, nežinau, ten kiek butelių net nežiūrėjau, bet labai sunki dėžė. Ir tiesiog vyras man iš automobilio nebuvo išėmęs ir važiuoju į darbą. Gling, 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 groja man ten tie buteliai. Ir tu sakau, jau būk geras, parnešk namo. Tai parnešė, bet dar nespėjau išpakuoti. Judame toliau. Čia visai jau apsiklievau viskom, kom tai galima. Toliau eina kas? Čia jau viena paskutinių dovanėlių tikriausiai. Čia toksai dėžutėj angeliukas, kuris saugo namus. Muliukas kvepiantis, po to eina štai toks remelis medinis, nuotraukai, kaip įsivaizduoju. Ir viduje yra, kasgi ten yra, štai dėžiai dėžutė dar viena, štai tokia, pas mane tokio stalviršio yra baldų namie. Ir čia yra papuošalų dėžutė. Štai tokia elegantiška dėžutė. Dar turiu pripažinti, kad gavau pinigėlių, nemažai. Pernai dariausi akių operaciją už tos pinigus, šiemet, nežinau, man atrodo, gali būti, kad investuosiu į kokią nors techniką filmavimo, nežinau, bus matyti, kągi dar aš gavau. Apart pinigėlių, tikriausiai daug bučinių, tai daug gėlių, balionų, čia ne visi balionai labai daug aš gavau, tai mano vaikas dabar su jais žaidžia, tai mano visas, žinokite, kambarys yra užgriozdintas kitas balionais, nes ten yra tokia moteriškė iš balionų, tokia gėlė iš balionų. Na tai va štai tiek kukliai dovaniukų šiais metais pas mane, bet ir taip jaučiuosi, kad gavau per daug dovanų, kadangi kaip žinote, nesiruošiau per daug švęsti, dar gimtadienio išvakarės atvažiavo draugė su gėlėm, irgi su dovanom, tiesiog dėjo visas kiemus nuo jos muzikos ir čia buvo tokia staigmena iš vakaro ir po to kitą dieną sekė vėlgi staigmenos. Tai va, labai tikiuosi, kad nieko nepamiršau parodyti, kadangi atrodo, kad kažką pamiršau, žinote, kaip tas dovanas gauni, po to nukiši kažkur ir jau nėra. Na ir va tiek. Tiek reikalų, dėkoju jums už dėmesį ir iki sekančių susitikimų.